elektromobiliai. Atrodo naujovė, viskas super, bet važinėjant su juo susidurėm su viena tokia nemaža problemykė. Tai yra pakrovimo stotelės. Keliaujant po Italiją, žinokit, yra bėdų yra. Man jų kiek daug. Eilės didžiausias ir didžioji dalis niekaip normaliai žmonės pasikrauti negali. Vaikšto, žiūri, kažkas neveikia, kažkas neprisikonektina arba nepriėmė bankinės kortelės. Tas pats ir pas mus, tai laukiam, kol atsilaisvins. Dabar dėsim, eisim gert kavos. Gerai, kad čia yra greito pakrovimo stotelės, gan greit pasikraus. Bet paskaičiavus, žinokit, ant šitų greitų pakrovimo stotelių pagal pinigus gaunas net brangiau, aš paskaičiavau, negu piltis dizelį, be jokių problemų. Pavyzdžiui, mes už 18 eurų galim nuvažiuoti su šitą greitą pakrovimo stotelę. Galim nuvažiuoti 170 kilometrų už 18 eurų. O už 18 eurų aš galiu prisipilti kažkur tai 12 litrų dizelio, su kuriais pravažiuosiu 200 km pravažiuosiu. Žiūri, ir tai ne faktas, kad dar sugebėsim ir šitoj pasikrauti. Reikia laikyti finger cross. Kaip, Antonio, gerai viskas? Aha. Atsistojom šalia van. Ne, neveikia. Kažkas problemas buvo. Reikia tikėtis, kad bus gerai. Dar biškelį neišdirbta ta sistema, neišdirbta. Ir automobilių pakrovimas vyksta, ganėtinai greitai, bet su tam tikrom tik tai stotelėm. Ir plus pakrauna, jisai pravažiuoja nedaug, kadangi karšta, tik įjungi kondicionierių. Nuo 500 km sumažėja beveik dvigubai. Tai kas čia per vargas? Turi labai stipriai planuoti, kur sustot. Dar ne visur išdirbtos yra tos stotelės. Na, ir kaip pas mus reikalai starting? Inicializuoja. Tai dar tai žinosim, nes pas mus mieste irgi tokie yra. Tu įstatai, jos kaip ir protingos jau yra, tu įstatai, jos automatiškai prisikonektina prie automobilio ir tau nučerdžino nuo kortelės, iš nieko nereikia daryti. Bet kad tas dalykas veiktų, reikia jį pilnai išdirbti. Pas mus kol kas taip, iš kokį 50/50 pavyksta tai padaryti automatiškai. Kitu atveju reikia bandyti kažkaip burtų kelių, įjunginėti, programėlės atsisiųst, vienu žodžiu, dar neišdirbta, bet viskas eina link ateities, aš manau, link gero pliuso. Žiūrėkit, tuščia, matot, nieks nevažiuoja. Čia nais. Kažkas nebedirba, kažkas negerai. Žmonės irgi šalia pastatė ir nesikrauna jiem kažko tai. Okei. Iki, chebra, iki.